Nu ką, pradedam mano kelionę nuo 500 eurų link seno Mersiuko E55 MG V210 kėbulo. Jau pasilgau Mersiuko, su kuriuo važiavau link Gruzijos. Tai dabar bandysim įsigyti tokį patį. Žodžiu, ne tokį patį, bet biški galingesnį, biški gal retesnį, su geresnį išliekamąją kažkokią vertę. Žodžiu, į kolekciją įsidėti. Tai važiuoju dabar į Jurbarką. Jurbarke gavau pasiūlymą įsigyti Audi A4 universalą 1.9 TDI su techu iki 26 metų tenai. Kažkelinto mėnesio, žodžiu, techas galioja ir sakė, tikrai be problemų važiuoja, parvažiuos. Tikiuosi viskas bus liuks. Didžiausia problema, manau, yra ta, kad neturėjau kito automobilio dabar paranka, su kuria važiuoti, tai važiuoju su Rolls Royce pirkti Audi A4. O mano biudžetas, kaip minėjau, yra 500 eurų. Nuo 500 eurų pradedu ir čia yra pirmas automobilis, link kurio bandau judėti. O žmogus rašė, kad kaina kokie 700, dar kažką paderinsim. Nu tai nuvažiavus su Rolls Royce gali būti biškai sudėtinga derinti, reikia taip ateityje nedaryti. Jau turiu tokių patirčių, kad paskui sunku dėrėtis, bet bandysim sutarti. Pasitikiu kažkaip savo jėgom, nors senai jau Lietuvoje pirkau kažkokius tokius automobiliukus, bet turėtų viskas būti gerai. Tai va, kylu iš Vilniaus, varau iki Kauno, pasimsiu savo draugą vieną, kuris man padės. Visą laiką anksčiau pirikūpindavau su Mindaugu, tai važiuojam pasimsim Mindę ir lėksim į Jurbarką. Nu, pasiėmiau Mindaugą. Kylame pirkti Audi. Negaliu patikėti, kad Audi, bet ką padarysi. Žodžiu, situacija tokia. Už mašiną nori 700, aš turiu 500. Ir aš esu sugalvojęs tokią dar alternatyvą vieną gerą, kad tu man padėtum dėrėtis. Reiškia, aš bet kokiu atveju pasiruošęs išleis 500, bet kiek nuderėsim daugiau, tiek tau duos pinigų už tavo laiką, gerai? Manau, šitas irgi man padės dar dėrėtis. Prie Nemoniuko, kaip gražu iš tikrųjų tam Jurbarke. Dar prisimenu, kad čia labai kažkokia skani kavinė yra. Star Pizza vadinas, man atrodo. Taip skaniai valgė dada. Kas vyksta, Jurbarkas plečias, senas Audi parduoda man į Vilnių vežti. Labą dieną. Pasiūmės dėl Audi. Gerai, priparkuosiu aš kažkur. Nu ką, kaip senais laikais reikia klausti, ar galim filmuoti. Labą dieną. Ar galiu filmuoti? Ačiū Jums. O, ar numeriukai yra Jurbarkas? Labas, Vygantas. Žodžiu, Tuning Boys, Chip Tune. Yra čipuotas? Saudė, buvo aparatūra įdėta? Buvo. Aha, įsiėmė jau? Nu, aišku, parduošiu vėl su aparatūra. Gerai, aš turiu vieną tokį firminį pasiūlymą iškart. Nieką nežiūriu, duodu 300 eurų ir iškart pildom. Ką manai? Nu ką, žiūrim. Žiūrim? Nu gerai, pabandė. Dabar reiks dėrėtis iki 200, reiškia. Ne, gerai. Dabar kada paskutinį kartą važiuoji? Dabar stovėjusi, šalta yra, ne? Mėnesį, jau šalta nevažiavau. Rankinis laiko? Aš galvoju, esu kad nors turėjęs Audi A4, nes kažkas viduje kliuksi. Akumas geras? Čia interkulierius tokį vietą? Klausyk, Ledovo tavo Audi, ką? O kas čia? Čia? Aha, jo, supratau. Iš toli pažiūrėjęs pagalvojau, kad Webasto tas toks išmetimas. Biški toj vietoj būn. Čia kiek yra kilovatų? Pas ją gamykliškai. 8.1 originaliai. Aha. 8.1 ar 8.5 ir geresnis. Ir taip neužmušams, ne? Ten yra, matai, atnaujitų to modelio FL. Kas čia yra ant to mygtuko? Matau, kad čia kažkokie neoriginalūs laivai. Ai, čia žinai kas yra. Čia yra USA modeliai, tai pažinai, šviečia. Aha. O jie yra? Ką žinau, atrodo viskas čia good. Pabandysiu užkurti gerai. O ko šitoks raktelis gražus? Iš šaly? A, eik tu savo. Pažiūrėk, koks raktelis gražu. A tepalus keitei? Tepalus keitei. Nes matau, ką bakelių tu yra. Pasižiūrėm, biškai reiktos vietos. Žiūrėk, klimato kontrolė, šildomas sėdynės, Rolls Royce lubikės. Žvakės veik. Žvakės geras, ne? Airbags deg. Klausyk, bet su klimato kontrolė čia su visko visai neblogai. Čia visokių kokių pribombasų yra. Šviesti. O, palauk, kaip čia šviesas įsijungt, taip pamenu. Pamenau, ant Audi 100 tai būdavo. Davai, pabandom. Ir kas čia dabar turi būt? Kas čia dabar turi būt? A, tai šits nevyk. Nevyk. Nežinau, nes aš nenaudojau. Pabandyk posūkį, reik. Taip ant jie. Nežinau, kablys yra Audi klubas Jurbarkas. Gerai, reikia pradėti nuo vinkodą. Pasižiūrim, ką parodys savo mašiną. Čia jie. Padangikės kažkokias neblogas. Aš žiūriu, ką gale per Bluetooth'ą jau veik. Dabar galvoju,
Ai, nors pala, dabar ar techo yra kokią pusę metų, ne? Ai, tai beveik metus, neblogai. Tai dar nereik daryti techo. Ką čia įdomu reiškia TB? Tuning Boys. Supratau, planuosi parašyta buvo viskas. Kiek laiko turėjau ją? Apie 6 metus nuo... O, kiek mokėjai, pameni? Tu netiek ir daug nuvertė, klausyk. Nu, žiūrėjau, rodo viską žalia, gražiai, 18 metais buvo 300 000, 24 metais 383 000. Jo, avarijų nėra. Ledova, Audi. Bet jeigu norite ir jūs pasitikrinti savo automobilio istoriją per CarVertical, tai galite naudotis mano nuolaidos kodų VIGA ir gausite 20% nuolaidas savo ataskaitai. Lemba, gal čia per daug pagirimų sakom? Čia buvo kažkas įstūmęs tave, ne? To žalos nerašo. Aš kai buvau vaikas, tėvo mašina, irgi Audi 100 buvo garažo vartus įstūmęs, tai irgi draudimo nepildėm, aišku. Į galą dažniausiai būna, kad ne pats iš tikrųjų. Čia gal taip nemaloniai, tik kirmyje per tas vietas, tokias. Iš tikrųjų, čia kaip įdomu, kas tam blynų čia yra, nesuprantu. Čia iš filkonėlio gal panašęs esi? Kaip? Čia iš fleškės gal papūtęs esi? Nu jo. A, sakau, kad taip keistai sureaguota į kažką. Priekiniai diskai tai neblogi, galiniai tik tokie, žinai, per Wi-Fi veikiantis. Gerai, tai dabar yra dar mačiau ten laidai aparatūros. Gal kažkam pravers, kabliukai kažkokie, tvarkelė. Prasilekiam gal, pažiūriu, užrakinęs aš savo mašiną, man atrodo. Išėjo, priekinis balkis žalias. Ai, čia ir buferis žalias buvo. Ir balkis toks. Gal tai man. Lekiam, prasilėksim. Visai pasitikrinu kapotą, nes esu buvęs atidaręs ne savo norų. Tu važiuosi? Papasakosi, kur važiuot. Klausyk, o draudimas yra tai mašinai? Nes norėjau sakyti, kad paskui pro kokią kamerikę, kad nepralėkčiau. Iki 25.11 galioja. Jeigu savo mašiną nevažiuot svarbu. Ir be galim patau vis tiek deg. Šitą diržą niekada bus. Ir beks nešaus jau. Dabar skaitai biškį. Pabuvę. Stovėję. Na jo, šiaip ten rankinė, kas stovėjo, da gerai, kad Ką rankinės keičiau, kai žiūrėjai interkulerį, tai va buvo pakeitęs tą vat. Kai galiniai keisti. Biškai dešinę noriu važiuot, bet gal čia padangos įsliekis skirtingas. A, galia, tai tų diskų labai prašas. Ar reikia čia biškai padaryti, taip, matau. O kondiškė veik? Nežinai? Veikia. Veikia. Visai jaučias tas čipas tavo? A, ne? Nuo tų 2000 apsukų papučia. Blemba, čia iš tikrųjų tos stabdžių diskus pakeitus, tai gal visai iš vis neblogai būtų, ne? Kablys yra. Darbinis automobilis. Ja. Čia parvaryti, išvalyti, sufotkint. Gal kokiam žmogui, žinai. Kol techas mus įskirs. Kai parvariau, kai parsivarė iš Vokietijos, senai, kai pirkau aš ją, tai kokius metus du prie važiuoklės nereikėjo nieko daryti, technikinė irgi praėjo nieko visiškai. Vokietis buvo padaręs. Oha, biškį dingo trauka. Dabar vapšė nebetraukia ir burbuliuoja. Purkštukas čia gal koksai? Su siurbliu, man kai čipavo, tai sakė, kad siurbliu elektrinė dalis yra perkurk. Aha, tai reiškia, kai dugną numinė, karačia uždūsta jisai. Žinai, kaip reikia piriukų bairį išduosiu, kaip sutvarkyti piriukupinant šitą dalyką. Reiškia, dažniausiai būna nebesukelia slėgio per skystas kuras. Jeigu į baką aliejaus įvarytum, tai tada, kol aliejaus būtų, tol žinau, kaip siurblys veiktų gerai. Aš taip esu buvęs sutvarkęs Passatą, žinau, kuris iš vis nesikurdavo. Tiek siurblys buvo miręs. Bet ant aliejaus man važiavo. Bet žinau, dėl kūrimusi tai aš neturėjau ką buvo, kai biškį sunkiau kurdavau žiemą, pakeičiau pakaitinimu žvakės, buvau keitęs, bet čia irgi gal metus, du, kai buvau. Yeah. Ir paskui Jakomas buvo nudvėsęs, visą laiką kūrys. Reiškia, dabar reikia prie dėrybų stalas, verslo pietus užsakinėti. Bandysim. Iš 300 jau nepavyko. Neblogs bandymas buvo vis tiek, sakė. Tai va, gerai, kokia tavo yra galutinė? 500. Jau į tą pusę kalbam, kaip sakant, jau pakrito kaina. Aš norėčiau duoti kokius, tada davai nors 4 padarom. Būtų per pusę, 3 siūliau, tu nori 5, aš duočiau 4. Reikia mašiną kuro įpilti, reikia Mindaugui duoti kažką. Ant sparnų. Davai, padarom už 4, žinok, bus labai gerai. Ir projekčiukai išeis, ir žmogui kažkokiam aš galėsiu pigiau atiduoti siurblį, galėsiu suremontuoti, žinai. Čia turbūt siurblį suremontavo, das stabdžius pasikeis. Tai tada džiaugtis toliau reikia. Man vieną kartą, žinok, taip nekeičiau, ignoravau ant tokio Subaru Outbacko, ko vieną kartą, kai spaudžiau, iš tiesiog dingo pedalas. Tai tiesiog man atrodo, kad iškrito lauk kaip kaladėlės. Šiaip aš važiavau su jie, ką žinau.
Ne, tikrai nėra labai blogai. Tas vat padrebėjims, tai va dėl to siurblio, ar čia, nu, su kuro sistema. Jo. Bet taip, kad būtų, kad portų ar dar kas nors. Būdavo tas padrebėjims, tai perkuri paskui vėl viskas gerai. Dėl traukos tai irgi buvo, kad strigo ta geometrija visa, bet tai ten išplaus, išvalius viską. Na jo, persirinkta, ne? Pasirodė, kad sąmonas auga. Nu tai ką galvoja apie 4? Neartė atlikit. Da, anksčiau Kaune gyvendavau, kažkaip paprašiau būdavo. Nu bet dabar. Pačią sprendimai, nėra ką kalti. Matau, kad nuleisi, sutarsim kažką. Nenori už 4 duoti visai? Nu jo, tai 3 nebesiūlau, jau viskas apžiūrėjom. Mašina važiuoja, nu tai viduriukas pas gazas toks gautus, man atrodo. Gerai, gera pradžia. Ne, tai 400 ir mums gerai, ir tau gerai. A gal 4-2 padarom, bus į jokelio formatą. Blecha, ne, 5. Pas mane čia yra pirma mašina į projektą. Projektas yra nuo 500 eurų. Negaliu visų pinigų išleisti, matai. Reikia kažką vis tiek įdėti. Jo, tai gal tada prie 300 grįžtam. Jokapai. Davai, padarom tada 4-2-5 per pusę bus. Ką? Gerai? Deal. Turim pirmą automobilį projektą. Gerai, reiškia dabar aš turiu nupirkęs sutartį, da, supildysiu visus papiriukus. Tai va, darbai baigti, čia yra dokumentai, atiduodu Mindaugui. Mindaugas su veidrodėliu susireguliavę, pasiruošęs važiuoti. Ačiū tau labai už automobilį. Ką, važiuosim į Kauną. Pirmas dylas padarytas, čičinkšt, minus 425 euriukai. Ai, pavysim tavo sirblystę, leis tau liek. Pirmas automobilis, šiaip džiaugiuosi, geras automobilis. Nu, faktas, kad ten kažkokių smulkmenų yra, bet čia kokiam žmogui liekti metai laiko beveik teko. Žmogus prižiūrėjęs automobilį, net sakė, keisdavo tepalus, taip kas 10, kas 15 tūkstančių stengdavos tikrai pakeisti visą laiką. Nu tai sąžiningai prižiūrėtas automobilis, bet ir jaučiasi labai. Tikrai net negalvoju, kad toks bus. Tai linkėjimai automobilio savininkui, kad šaunuolis, kad prižiūri mašinas. Važiuosim į Kauną, galvoju, gal dar nebus labai sutemę, šiaip jau 8. Išvalyti, sufotkinti ir dėsim į autogidą. Autogide nuolaidos kodas VYGA daro 25% su nuolaida kiekvienam skelbimui. Naudokitės ir jūs, pirksit audinės ar neaudinės, kraukit į autogidą. Pagazuok! Antrų nuvėlę, ką aš galiu pasakyti. Ir jo dadumą piškį pagavo. Oi, smagus prisiminimai, tas tokias mašinėlės pirkti. Dar prisiminiau, kad žmogus sakė, kad pavasarį pakeitė tepalus, o tikrai mato sąžiningas, normalus žmogus, labai nieko nereikia kaip ir lysti. Alyva nauja, filtriukas naujas. Manau, kad padarysim gerą kažkokią kainelę. Kas norės tos stabdžius pasikeis, tik tai prasirbliuoju, su vandenuku nupurškiu. Nu kokie galvoju, 609 eurų gal pavyzdžiui įdėti į autogidą ir pažiūrėsim, gal porą šimtų, vat ir pasididins biudžetas. Kas buvo? Kaip tai galiu pasakyti, ne ką prasčiau važiuoja negu tau. O kas buvo, kodėl sustojai? Nu, atrodo, kad tikrai gerai kažkaip važiuoji. Hasbulą pasidės, tai dviese lėkit. Hasbulas sėdi, sakau, dviese važiuojat? Nu va, pažiūrėkit, koks. Hato vibracijas, biškiukai yra dizeliuko, bet turbūt taip turi būti. Žiedukai, kondiškė veikia, klimato kontrolė, šildomas sėdynės, bet sakė, galėjo sėdynę prasišildo. O tai šviečia. Hasbulą. Nu, aš manau, kad čia labai šauniai nupirkau. Nu, sakė Mindaugas, kad važiuoja audinė gerai. Tikrai turėčiau nuo tokio pirkinio uždirbti kažką. Lemva, žinokit, iš tikrųjų šitą automobilį, kaip pirkau, net nepasižiūrėjau, kiek jie kainuoja. Nežiūrėjau skelbimų, kažkaip įvertinau, kad universalas, dizelis su technikiniu, nu tikrai verta duoti ten tos pinigus, nes planavau iki 500, kad pirksiu. Man atrodo, jau minėjau šitą. Tai reikės pažiūrėti, kiek skelbimo kainuoja, gal netyčia kokius 700. Sunkiausia projekto pradžioje yra, kai dar tas mažas biudžetas, negali tiek daug užpirkti. Dabar ten yra daugiau tų visokių pasiūlymų, ką pirkti, nu bet nėra pinigų dabar. Reikia parduoti. Kai bus kokie 3000, tai jau bus galima dar aktyviau judėti. Ką, audinukė priparkuota, užrakinta. Tokie atsiliepimai, apžvalgėlė dabar. Apžvalgėlė, darbinis kaimo automobilis. Bet geras, važiuoja. Jo, šiaip. Nuliks. Lėkia, kur daug neryja. Ir pusę bako mums paliko, ne? Nu, kondiškė veikia, vieną sėdynę šildo, sakė. Mes kaip susitarėm. Žiūrėk. 7,5. Nuo 500 buvo nuderėta. Bet čia ne iš biudžeto, čia nuo mane. Per 3 valandėlės mašiną pavairavęs gerai uždirbus. Net neapsimoka taksuot, apsimoka man mašinas vairuot.
Galiu ir sekantį projekto automobilį pavairuoti. Visus, Gal ne? jis daugiau nuderė. Žodžiu, tai va. Tai Audinė pristatyta, dar turim 75 eurus biudžete, jau vakaras, toj pusę 10. Žodžiu, rytoj atvažiuosiu, rytoj Kaune turiu vieną automobilį apžiūrėti klientui, tai žodžiu, to pačiu nuvažiuosiu, nusiplausiu ir įdėsiu į autogidą. See you. Nu ką, sėdam mano gražą lindą, vis tiek šitą Audi reikės visą dažyti. O kvepia salone. Geras, kažkoks kvapukas yra. Žiūrėk, čia koks yra nuo saulės. Tai geras dalykas. Na, žiūrim, kaip kursi šiandien. Ledovai. Kažkiek net per toli gal atsislinko. Ir konditionas veikia. Na gerai, sankabėlė gerai laiko atrodo. Mini tą gasą, nieks neatsitinka, tikrai nenusukinėja. Važiuojam toliau, na. Šiandien biški žydro dangaus matosi, tai bus gražios nuotraukėlės. Pats tas daryti autogidą, o dėl to biški traukimo iš šono iš tikrųjų reikia degalinį pabandyti pažiūrėti dar padangų slėgį. O, per gulintį 50 pravažiavau, jokių problemų, ne? Neblogas visai stovis tikrai tos mašinos. Tai atvažiavom nusiplauti automobiliuką, ruošim nuotraukom. Reikia tikrai per daug rūdžių neplaut, kad neišlystų jų dar daugiau. Dabar vaškas, nieko negaila audinukiai. Ir dabar sudistiliuotų, kad tų vaščiukų nebūtų. Žodžiu, pilna programa audiniai. Netaupom. Bandysiu turbūt sufotkinti, taip tingiu labai saloną valyti. Iš tikrųjų neturiu normalių sąlygų. O tokio automobilio Imbrai varyti nenoriu, savaitgalis plus. Nors esu varęs ir baisesnių, bet šį kartą taip nedarysiu. Reiškia, dabar tegul nudžiūna, niekada nefotkinkit šlapio automobilio. Nudžius, važiuoju, žodžiu, link kažkokios aikštelės ir stosiu iškart fotkės daryti. Nu ką, atvažiavau iki tokios aikštutės, Napoleono kalnas prie Kauno. Žiūrėkit, kaip atrodo. Nu, ar ne ledinė Audi. Pam. Nieko neslepiam, viską rodom. Kablys yra. Žodžiu, sumesiu visą fotosesiją į video, pamatysit ir kelsiu to į autogidą. Dabar pagalvojau, kad nei kart nebandžiau pafilmuoti automobilio dugno. Nu, iš tikrųjų ir nežiūrėjau. Jūs pakomentuokit, ką matėt, nes aš nemačiau ir pamatysiu tik tai, kai video bus montuojamas. Ką? Audinukė priparkuota. Noriu kelt skelbimą, tai reikia pasiimti dokumentus, kad nuo tech paso nusirašyti visus duomenis, į ką techninė apžiūra galioja, kad viską tvarkingai supildyti. Kuo daugiau visą laiką informacijos įrašai skelbime, tuo lengviau yra parduoti mašiną. Tikrai nuoširdžiai sakau, iš patirties. Tai va, sėdu tvarkyti, aptvarkysiu nuotraukėlės, prašymą rašyti ir keliu į autogidą. Tai keliu jau nuotraukėlės į autogidą. Parašiau aprašymą, kad tvarkingas automobiliukas, tikrai pasilyginau pagal kitus, tenai kiti ir virš 1000 prašo. Įdėjau 720, pabandysim, gal gausiu 700 eurų, paleisime skelbimą į autogidą. Ir nepamirškite, jeigu ir jūs norite įdėti ar automobilį, ar motociklą, ar laivą, ar kažką traktorių, kad ir turite, su nuolaidos kodu VIGA gausit 25% nuolaidą savo skelbimo įdėjimui į autogidas.lt. Nu kas, skelbimas jau online. Vertinkit, kaip atrodo. Aišku, ne Imbros daryta fotosesija Rolls Royce'ui, bet Rolls Royce'o lubas nufotkinau, kad matytų. Rida, vat variklis koks švarus gražus. Padangos, kad geros, rimtos 720. VIN kodą įdėjau, SDK kodą, žodžiu, viską, kad žmonės galėtų pasitikrinti. Prašymą parašiau, kad jau 7 metai, prižiūrėtas, žodžiu,
Geras variančiukas, tikiuosi, kad nučiups netrukus, nes jau turiu variantų, ką važiuoti pirkti toliau, bet su 75 eurais sunkiai gaunas. Ne 75, tai plovykloje išleidau 6 eurus, kad nuplautų automobilį. Tai turim 69 eurus likusius biudžete, važiuojam toliau. Nu ką, aš važiuoju, palieku Audi, skelbimas įdėtas, lieku toliau, laukiu skambučio, laukiu klientą. Nu ką, turiu tokį update, kad įdėjau skelbimą. Kėliau tada Instagramo story, kad įdėjau skelbimą. Kol nespėjau kelt story, jau man skambino pirmas žmogus. Žiūriu, kiek aš laiko įdėjęs. 2 valandas esu įdėjęs skelbimą. Jau yra žmonių, kurie... Dabar vienas žmogus sakė, bus už minutės, liko 1 kilometras, kuris sakė, 600 eurų nežiūrės perku. Tada kitas žmogus skambina, ar yra? Sakau, nu žinokit, važiuoja žmogus. Turbūt sako, jau nupirks. Tai, žodžiu, susidomėjimas labai stiprus, atrodo. Atvažiavo žmonės, to pasižiūriu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 žmonės iš viso domėjęs automobiliu. Nu tai smagu. Paklausiu, ar filmuosis pagyvenę žmonės. Važiavo, matau. Labadiena. Lėktuvas, sakai? Jo. Kodėl? Vakariniai eina tai. Čia užsiima perpardavimo mūsų. Jo, aš laidą filmuoju YouTube'ą. Pirmą mašiną nupirkau vakar Jurbarke. Prašau, kurkit, žiūrėkit. Aš sėdėjau tai toli biškį atitraukęs. Jisai dabar sakė tepalą, nes nekeitęs. Čia dabar apsitaškė. Dabar jo. Sakė, dugno apsaugos niekada nebuvo. Viskas. O kažkur bėga, sakė, tepalas? Ne. Čia gal vanduo nenudžiuoza, nes plausiu kerkerą. Yeah. Dabar fotkinimui. Pamatysit viską video YouTube. Tikrai, ta prasme, iš tikrųjų mašina tvarkinga, tikrai labai nupirkau. Ir... Katalizatoriaus nėra. Katulis tenai, čia yra... Čia gofra. Jo, čia gofra įvirinta. Kur? Kur? Ne, tai tu nematysi, va tas apvalus. Jo, va čia... Daugiausia pakaitalus deda. Jo. Bet iš dizelio kas ima lauk? Yra, girdžiu. Iš dizelio, taigi jis vertės neturi. Jo, sparnai ir duris. Jo, svarbu, ką kiauro ten nebūtų viskas. Ten žmogelis kažkokį gruntą, man atrodo, paputęs. Jo. Ne, čia kaip gruntas kažkoks atrodo. Svarbu, kad pats rėmas kiauras nebūtų. Jo, čia ant langą, o ten matai irgi. Sakė, kad keitė langą žmogus. Nu tai žinai, gal buvo kokią akmenį pakas. Klimato kontrolė veikia, visi pikseliukai vietoj. Jo, čia man atrodo, kad būna originaliai. Aš iš tikrųjų E4 neturės, bet Passatas turės. 400 000 kilometrų. Bet aš patikrinau, kad vertikal tą mašiną visą istoriją gražiai rodoma. Jo. Neturėjo jis eismo įvykių nieko, jis pats 7 metus vienas savininkas. O kaip sankaba? Pravažiuosit, pamatysit. Ganėtinai aukštai šiaip yra, bet nenusukinėja, nu man tai pasirodė. Aišku, senai mechaninė mašina varės. Kažkoks vakuumas turbūt, ne? Jo. Galim prasivažiuoti. Čia diagnostika jungias tokioje vietoje pas jį. Nežinau, kad tai būna. Jo, mane kažkaip pasirodė už to, ką aš tų mechaninį mašiną senai turėjęs, bet aš žmogus sako, aš ją kai remontavau, tai, nu sako, keičiau sankabą, sakau, tipo, kada? Sako, nu tai prieš 1,5 metų ir į 9. Bet aš kiek daviau songo, tipo, tai, nu, nebuvo nie kartą, kažkas, kad nusuktų. Nu jo, bet jie... O atsipūta jinai? Jo, jisai sakė, kad buvo pačipota. Jaučiasi iš tikrųjų, kad nuo tų 2000 kad biškį traukia. Nes šiaip pat 81 kW gal tiek netrauktų. Visą, kai susako, cypės ir blys girdėjau. Gal skyšia biškį trūks? Gal man čia taip pradėjo. Sakė tvarkinga, bet... Čia tvarkinga labai mašina, kaip iš tokius pinigus jinai su technikiniu ir važiuojanti. O jis čia keitės kažką, ne? Jo, jis čia gal kažką remontavęs žmogus. Ai, tai ant galiai vairų traukė. Jie čia vairą traukęs. Tepalą palikęs. Lašą čia pilnas. O, zapaskį nebuvau pažiūrėjęs. Subas buvo. Ai, jo. Aparatūra buvo. Aš įsivaizduoju, kad su ją... Nu, iš tikrųjų atrodo, kad jinai galėtų dar vieną techą praeiti. Jautėsi jums, kad stabdžiai gale prasti, kai stabdėt? Jo, bet jautėsi. Jo, nes priekiai diskai yra nauji. Kai žiūrėjau vakar, apsižiūrėjau, kad geri diskai, o gale man tas žmogus buvo įspėjęs, kad
Tai liūdna. Nu ir matosi, kad net nepilno pagrindo stabdo, žinai. Jo. Matyt. Tai vat galia tie stabdžiai. Bet čia, man atrodo, šitai mašinai, kad tikrai nekainuoja brangiai, ne keramikiniai. Jo, aš noriu į darbą važinėti pasiimti. Nu tai tuo labiau aš manau, kad čia jinai puikiausiai važiuoja, rakinas, techas yra, draudimas yra, tik neįdomu, iki kada. Žodžiu, pabaigiam Saudį. Gerai, atiduosiu už 5,50, neapsukim galvos. Aš mašinai turiu sutartį ir tušinuką. Nu, laukiu regitros perleidimą, kad padaryti. Žodžiu, niekada neparduokite, neatiduokite automobilio, kol nepasidarė tvirtinimo per regitra.lt. Nes paskui prasideda visokios problemos ir labai sunku pagauti žmogų, įsiaiškinti, kodėl baudos eina tau ir panašiai. Tai viską gražiais dabar susitvarkom. Tai čia liko porą minučių. Tai, žodžiu, kaip ir sandoris užbaigtas, 550 eurų į mūsų biudžetą. Nu ką, manau, Audinukai išvažiuoja. Pirmas sandoris uždarytas. Važiuojam toliau link E-klasės AMG. Važiavau į AD servisą Garliavoj. Čia surinkinėjau dalį savo automobilių. Ir čia yra paliktas, sakė, kažkoks Passatas, kur jie tenai remontavo, kažką darė. Ir rezume baigėsi tom, kad subirėjo Passatų dėžė ir neranda dėžės. Ir tas savininkas su manim susisiekė, kad jam kaip ir nebereikia to automobilio. Tiesiog norėtų, kad aš jį paimčiau. Pijų šitas B5 pliusas, aš padedu. Taip, prižiūrim Passačiuką. Lieti ratai gerai. Sakė, stabdžių diskai nauji. Yra tikrai seni. Baisūs stabdžių diskai. Rūdis. Gale dar pusę velnio. O, ir greičio dėžę turim. Elektros reikia. Tai Passatas dabar yra tavo giminaičių, ne? Taip. Ir kas su juo yra? Matai, kad stabdžių diskai priekiniai tai seni kaip ir Passatas. Gale tik tai kažkada buvo pakeisti. Ne, čia neprūdėjo, o tiesiog kanta labai didelė yra. Galiniai yra kažkada keisti savo gyvenime. Žodžiu, nu aš matau, kad jis geras labai. Geras. Tai žodžiu, dėžės ieškojai? Yra techo daug, dėžės reikia. Tokie reikalai. Kaip dabar padaryti? Kiek tu pinigų nori už ją gauti? Nu, ne tu nori, bet... Jo, bent jau 5-6. Nu ką čia nupirksi, kėbulo dalis visos sugadintos, surūdysios. Kiek čia kilovatų gal žinai? 96? 97. Kodėl čia nėra kamštelio? Tai čia meistrų reikėtų klausti. Ledovas, Passatas. Žiūrėk, kol krauna Carvertical, aš matau įdomų dalyką. Kas čia yra? Man irgi čia įdomu. Žiūrėk, čia į žibintą ateina, ant žibinto yra izoliacija suklijuota. Čia matau, kad daryta gerai tie žibintai. Ir čia toj pusėj, čia. Turbūt vieną nedegė nuo vienos atvedė į kitą, gal tikiuosi. Jo. Nu, matau, kad rimtas čia daiktas. Tai, vinkodai vedžiau Carvertical. Žiūrim, ką rodo. Nuo 2013 metų ir dar rodo 23 274 tūkstančiai. Tai techas baigsi šiemet. Paskutinį kartą techą jie 23 metais 12 mėnesį. Tai čia nei pusės metų techo nebeliko. Žalų nėra. Ledovas, 96 kW. Geras žodžiu Passatas labai. Jei norite ir jūs sužinoti savo automobilio istoriją, tai patikrinkit VIN kodą per Carvertical. Galite pasinaudoti mano nuolaidos kodu ir gausite 20% nuolaidą savo ataskaitai. Nu gerai, supratau, čia niuansus, ant šito dar neuždirbau. Gerai, žodžiu, čia matau buferis aplūžęs, rūdis ir nieko blatno. Čia matau šansą ant kokių 200 eurų parizikuoti. Einu, pabandysiu padaryti, pavyks, tai tada pavyks, nepavyks, važiuosim toliau. Tai nesutariam vis tiek dabar dėl tos kainos. Žodžiu, noriu 500 aš čia nematau. Važiuosiu namo, jeigu ką paskambinsiu kitą dieną, vis tiek aš šitą servisą kiekvieną dieną važinėju. Tai gal netyčia rasiu kažkokį pasiūlymą. O kol kas Passatą paliekam. Važiuojam ieškoti kitų variantų. Nu ką, esu Kaune, esu koks esu pasišiaušęs, bet BMW fanų baisiausio košmaro garsas. Žodžiu, važiuoju, pasiūlė Audi už 200 eurų, visai netoli čia garažo. Važiuoju, pažiūrėsiu, gal netyčia nupirksime projektą. Biškiuką murzinas esu ir pasišiaušęs, dirbau prie bolido, dabar nebe bolidą, o dabar apipyrių kupinimą. Mano mintis yra, dar mėnesis yra techo, ne? O čia karbonas. Čia 1.9, ne? Langas laikas. Jo. O, balkis, ai, va yra balkis, bet čia kažko atrodo trūksta. Nu, visiškai. Pučiniai, trukčiai, žinai, jo, sankava tokia, nežinau, privalo kažkas. Nu. Bandom pažiūrėti. Audi už 200. Techo yra. Aha. Ne, not so easy.
Nu, kovinė Audi. Taip. Stabdžiai krenta. Gera labai. Nežinau, ką daryti. Gerai, kaip tu galvoji, yra šansų man nors kokius 2 PM gauti? Pažiūrėsim, gal paradysiu karverti gal. Aš pabandysiu paskambinti, gal atrasiu kontaktą. Prieš daug metų kažkada, kai prekiaudavau tokiais automobiliais, tokias Simo turėdavau kontaktą, kuris ardydavo tada. Buvo 5 Passatus, va tokias audinės. Gal jis netyčia vis dar jas ardo. Jo, nu tas 1.9 negenda. Bet tai kai negendantis motoras, tai blogai. Nes šrotam nereikia. Žinai, neparduosi. Realis 2.5, na. Gerai, žiūrim karvertį, gal rodo, kad žalų buvo. 23 metais buvo 386 tūkstančiai. Nu. Tvarkingai 400 tūkstančių, taip, žala 99 metais Belgijoje iki 5 tūkstančių, tai čia kai kalė iš šoną nedeklaravo gal, čia patys gal įstūmė, net komplektacija yra visa. Supratau, nu ką, ieškom Simo kontakto, jei norėsit pasitikrinti savo automobilio istoriją, tai su nuolaidos kodu VYGA gausit 20% nuolaidą savo automobilio ataskaitai. Labas, Ilgutė. Turiu Audi A6 1.9 TDI. Mėnesių laiko dar techas. Nesupuvusi, bet tokia pašpakliuota, žodžiu, lieti ratai. Jo, lieti ratai yra, pašpakliuota, pilka, mėnesių techas. Duotum 300 eurų. Duosi, sakai. Nu tai gerai, tai tada bandysiu atvaryti aš tau ją. Tvarkoj, tada davai, tu čia tvarkaus, iš kokios valandos bėgi prie važiuos. Nu, good deal. Turi sutarčių? Aš turiu vieną. Iš tikrųjų, mums vienos užtenka. Davai, aš paimsiu dokumentus. Žodžiu, einam pildyti, 200 eurų sumoku. Visai neblogai. Nes duos mano draugas 300. Žodžiu, einam pildyti. Čia visai greitai, kokias 5 minutės, gal bus susisukęs, gal biški daugiau. 8 gal kokias. 200 euriukų dabar išleidžiu, žiūrėsim, nuvažiuosim, Kelgis pamatys, ką pasakys, nu bet tikiuos, kad duos tos 300. Bandom, žodžiu, važiuojam. Oi, nereik laužyt. Nu ką galiu pasakyti? Nesąmonė mane užsiemo. Baisu net pažiūrėti tą mašiną. Aš labai viliuosi, kad man kuras nesibaigs. Bet minus 200 eurų iš biudžeto. Važiuoju čia, nes čia prie pat, toj gatvę pervažiuoju. Ir į kitą kiemą įsuku. Ten yra mano senas draugas Algis, kuris prekiauja visokiom tokiom mašinom. Tai su juo sutarėm telefonu, kad duos 300. Važiuojam, pažiūrėsim, ką Algis pasakys. Pamatęs automobilį. Nu tai va, tokia audinė. Net nežiūrėsim, matau, ne? Tai einam pildyti dokumentų ir skaičiuoti pinigų. Mašinytė parduota, pinigėliai čia, veža mane atgal iki Kabriko ir važiuoju namo. Good deal. Dabar lygiai valanda ir 6 minutės, kaip automobilį buvau nuvažiavęs apžiūrėti. Nu ką, grįžau, vis dar pasišiaušęs. Greitas dylas, ką žinau, per valandą laiko 100 eurų, skaitau, kad nėra blogai. Esu vėl savo kabrikėlėje, galiu užbaigti dieną, važiuoju namo į Vilnių ir iškosim toliau variantų. Tai jeigu norit parduoti kažkokį automobiliuką greitai, paprastai va taip man, arba prisidėti prie šito projekto, parduodant automobiliuką taip, rašykit man į Instagramą, VYGA Drift, tai paspauskit ir follow, matysit kiekvieną dieną, ką veikiu. O ir perikūpinam toliau, auginam biudžetą, kad įsigyti E55 AMG 210. Link savo kažkokios mažos, lengvos svajonės judame. Ačiū, kad žiūrėjot, pasimatysim kitam epizode. Iki.